Labas, aš Greta, Body Balance įkūrėja ir trenerė. Šiandien atliksim kojų ir sėdmenų treniruotę su Body Balance gumomis. Jeigu guma nebūtinai turi būti Body Balance, o jeigu gumos neturi, tai gali be problemų atlikti tik su savo kūno svoriu. Tačiau, jeigu nori pasisunkinti, gumas gali įsigyti Body Balance tiklalapyje. Linką į mūsų parduotuvę rasi treniruotės aprašyme. Treniruotės struktūra tokia, kad 40 sekundžių dirbam, 15 sekundžių ilsimės. Tikrai jausit uždeginimą ir savo kojos po treniruotės. Pasimėgaukit, gerai nusiteikit ir važiuojam. Tai pradedam nuo lengvos prie mankštos, paruošiam raiščius, sąnarius darbui, atidarom klubą 4 kartus į išorę ir 4 kartus į vidų. Jeigu nepavyksta išstovėti ant vienos kojos, tai nieko tokio, padedam koją ant žemės ir vėl atidarom. Pilna amplitude iškvepiam, kai atidarom, įkvepiam, kai grąžinam. Dar porą į išorę ir į vidų. 4. Jeigu išeina, balansuojam ant vienos kojos, 2, 1. Gerai, sukam klubus, 4 ratus į vieną pusę, 4 ratus, keičiam kryptį į kitą pusę, 4, 3, 2, 1, neskubam, sukam kelius, atidarom dar klubus, irgi 4 ratus į vieną pusę ir 4 ratus į kitą pusę. Sukryžiuojam kojas ir papulsuojam spaudžiant žemyn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ir grįžtam į centrą, koją į priekį ir siekiam pirštų galų. Išsitiesiam, iškvepiam, dar 3, siekiam pirštų galų, pirštų galai link krūtinės nukreipti, dar ilgas kaklas ir jeigu galim, prijungiam, paruošiam dar pečius, apšildom visą kūną, nesvarbu, kad šiandien dirbs tiek tais kojas. Gerai, puikiai. Ir keičiam į kitą pusę. Pulsuojam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keičiam ir pirštai link krūtinės. Ir siekiam 4, įkvepiam, 3, grįžtam, 2, neskubam ir 1. Jeigu galim dar 4, puliniam atidarimus, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, kojos plačiai įtūpiam. Siekiam pirštų galų, galim tiesios kojos pirštų galus palikti žiūrinčius į lubas. Žiūrėjom dar 2. Pasiliekam šone, jaučiam tempimą vidinį šlaunį ir papulsuojam. 4, 3, 2, 1. Keičiam. 4, 3, 2, 1. Grįžtam link kojas, pasisukam šonu, padedam abi rankas į centrą, leidžiam klubą, įkvepiam, stengiamės nugaros nekūprenti ir pečių link ausų nekelti ir iškvepiam. Ilgas kaklas, įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2, įkvepiam, iškvepiam ir dar 1 ir iškvepiam. Puikiai, ištiesiam kojas ir stumiam, mėginam padėti kulnu, stumiam dubenį į viršų. Šiek tiek lengvesnis variantas būtų su lenktais keliais ir kulnu nebūtinai padedami viršų, tik pečiai link ausų nekyla. Dar porą ir iškvepiam pečius, stumiam nuo ausų, įkvepiam, grįžtam ir paskutiniam pasiliekam, jeigu įmanoma, mėginam padėti kulnus ir papedaluojam. Jau turėtumėt jaust lengvą šilumą savo kūne. Grįžtam į centrą, viskas tas pats, į kitą pusę. Nusileidžiam, pasisukam šonu ir delnai centre, nesikuprenam, pečiai nuo ausų, įkvepiam ir stumiam klubą, iškvepiam. 4, įkvepiam, grįžtam, 3, spaudžiam nuo kulno priekinės kojos, 2, įkvepiam ir 1, grįžtam atgal į centrą ir mėginam vėl stumti klubus į viršų, iškvepiam ir grįžtam, įkvepiam. Dar iškvepiam ir grįžtam, įkvepiam. Dar 2 ir paskutinį pasiliksim, papedaluosim, pasiliekam ir
4, 3, spaudžiam kūną link grindų, 2, 1 ir grįžtam į centrą. Parvažiuojam į centrą, kojos plačiai ir mėginam leisti alkūnę žemyn. Ir iškvepiam, atsispaudžiam. Dar įkvepiam, iškvepiam, atsispaudžiam, pirštai gali truputį žiūrėti į vidų ir paskutinis pasiliekam, palaikom. 4, stumam klubus atgal, 3, 2, 1, grįžtam į centrą, kojas šiek tiek susiaurinam ir išsitiesiam. Mažiam rankos į priekį, leidžiam žemyn link pirštų galų ir į viršų lėtai kylam. Dar 1, 2, 3, 4. Tai paskutinis pratimas, dar biškutį pasistengiam ir paskutinis pratimas apšilimui. 1, 2, 3 ir 4. Super, važiuojam su pagrindinė dalimi, pradėsim su 2 pratimais atsistojus, tai pasiruošiam gumas. Tai pradedam su gumomis ties keliais, jeigu gumų neturit, nieko tokio. Kojos pečių plotyje ir rankos gali būti prie krūtinės ir lengvai tūpiam, įkvepiam ir iškvepiam. Priprantam prie pagrindinio bazinio judesio pritūpimo. Jeigu galim, prijungiam dar atidarimą. Pritūpiam, atidarom į šonus, grįžtam į pečių plotį ir iškvepiam, kylam. Tai įkvepiam, atidarom į šoną ir grąžinam ir kylam. Gerai? Pirmas. Pritūpiam, antras atidarom, trečias uždarom, ketvirtas kylam. Gerai, dar biškutį. Ir hop, grįžtam. Važiuojam dar. Ir iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Gerai, visai neblogai, kaip pradžiai. Turim lengvą pertraukėlę. Ir klubai lengvai važiuoja atgal. Nevažiuojam į kelius. Stengiamės atsispirti nuo kulnų. Ir pasivaikščiosim šonų. Kojas pečių plotyje. Važiuojam į vieną pusę. Į šoną pristatom. Į šoną pristatom. Į šoną pristatom. Pastebėkit, mano keliai taip į viduninį. Ir jūs tenkitės su keliais plėsti gumą. Visą laiką atsispiriant nuo kulnų. Išlaikant korpusą aktyvų. Spaudžiam dubenį atgal, jeigu galim, pritūpiam šiek tiek žemiau. Gerai. Neskubam, išlaikom visą laiką pečių plotį. Ir važiuojam. 1, iškvepiam. 2, iškvepiam. Ir lėtai. Iš šoną į pečių plotį. Iš šoną į pečių plotį. Ir dar. Iš šoną į pečių plotį. Iš šoną į pečių plotį. Ir šiek tiek pailsim. Gerai. Važiuojam su sekančia. Atsiminkit, kuri koja dirba. Aš pradedu su kaire atraminė ir dešinė, kuri dirbs į šoną. Kojas pečių plotyje. Ir pradedu iš centro. Važiuoju į šoną. Grįžtu į centrą. Įstrižai. Grįžtu į centrą. Atgal. Grįžtu į centrą. Atkreipkite dėmesį. Aš nesukrentu į kelius. Visą laiką klubus stumiu atgal. Gerai. Ir galim šiek tiek daugiau į tą klubą. Atsispiriant nuo kulno. Įstrižai. Į centrą, į pečių plotį. Atgal. Į pečių plotį. Į šoną. Grįžtam. Įstrižai. Grįžtam. Atgal. Grįžtam. Ta kairė koja. Aš pradedu su kairė ir jinai jau dega. Darbinė. Taip. Ir grįžtam. Super. Pradėjom su atraminė kairė. Su dešinė dirbam. Antrą ratą keisim kitaip. Mėginsim jau šiek tiek pasunkintai, bet jeigu ką, lengvesnį variantą jūs žinot. Darėm pradžioje. Tai važiuojam į pritūpimą. Atidarom, uždarom, kylam. Pritūpimas kiek įmanoma žemiau ir kylam. Gerai? Jeigu galim visas likusias 30 sekundžių pasiliekam. Atidarinėjam, krūtinė aukštai, šitaip nesileidžiam dubens, neišstumam. Įsivaizduojam, kad sėdam ant kėdės ir stengiamės, kad abi kojos stumtų gumas į šonus. Čia jau deginimas. Jeigu sunku, kylam šiek tiek į viršų, bet mėginam giliau pritūpimą dar. 6, 5, kairė koja irgi 4, 3, 2, 1. Nu čia jau buvo reikalų.
deginam. Gerai, vėl pasivaikščiojimai į šoniukus ir jeigu ką, prijungsim iššūkį. Gerai, kojas pečių plotyje, klubai atgal ir pradedam po 2. 1, pristatom, 2, pristatom, klubus stumiam atgal. Šiek tiek tempo. 1, 2, 3, 4. Visą laiką pečių pločio tarpas. Gerai, korpusą pasitikrinkit savo pilvą. Stipriai dirba ir aktyvus. 1, 2, 3, 4. Tai važiavam. 1, 2. Na ir čia gal pasunkinimą ir palikim tą šoniuką pasivaikščiojimą. Progresuosim dar tolimesnėse treniruotėse, jau turėtumėt jausti. Jeigu turit gumą, tai vis ypač jaučiat, kiek yra reikalų kojų darbui. Na puikiai, šaunuolės, visai neblogai. 5 minutės praėjo, gan intensyvu. Važiuojam su paskutiniu, tik jau dirba kita koja. Pečių plotis ant pirštų galų ir į šoną grįžtam. Klubą stumiam atgal, įstrižai, grįžtam. Atgal, grįžtam. Dar iškvepiam, įkvepiam. Įstrižai, įkvepiam. Atgal, įkvepiam. Į šoną, grįžtam. Įstrižai, grįžtam. Atraminės kojas kelis į vidų neina. Taip, neleidžiam jai taip nestabiliai dirbti. Gerai, stabiliai laikom šitą atraminę koją dar 10 sekundžių. Žinau, kad dega. Į šoną pilnai koją per kelį ištiesiam. Atgal irgi pilnai ištiesiam. Yra reikalų dar. 1 ir 2 ir atgal 3. Na ką, aktyvavom. Intensyviai turėtų jau šiek tiek degti. Ir dabar pasiemam pagrindinę dalis darbas ant kilimėlio. Čia mes treniruotėj akcentuosim sėdmenis, nedarysim įtupstų, nedarysim pritupimų, nenaudosim sunkių svorių, tiesiog dėsim, ką galim padeginti su guma ir paprastai ant kilimėlio. Važiuojam. Gerai, 3 pratimų serija ant kilimėlio, viskas susijęs su dubens kėlimu. Guma ties keliais, keliai pečių plotyje, rankos atgal, krūtiniai priekį nesikuprenam. Gerai, ir stengiamės, galim pakelti pirštus į viršų ir atidarinėjam. Iškvepiam, įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam ir grįžtam į pečių plotį, įkvepiam lėtai ir stabiliai. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Kaip jums patogu su rankomis, svarbu, nesukrentam taip. Iškvepiam šonkaulių lanką žemyn, įkvepiam pro nosį, grįžtam. Iškvepiam pro burną, stumiam šonkaulių lanką žemyn. Atidarom sekundę, užfiksuojam ir lėtai, stabiliai grįžtam, jokių būdų nesu tokia inercija. Gerai, lėtai. Iškvepiam, spaudžiant kulnus. Galit ir padėti pirštus, bet svarbu, atsispiriam nuo kulnų. Gerai. Puikiai. Guma lieka čia. Ir važiuojam, keliam dubenį į viršų. Rankos šonuose, galva pilnai paguldyta ir lėtai slankstelis po slankstelio kelsim dubenį į viršų, kojos pečių plotyje. Ir važiuojam. Lėtai užfiksuojam dubenį viršui, lėtai atleidžiam. Čia toks bazinis, lengviausias variantas, visą laiką pilvas įdarbintas, sėdmenis taip pat. Užkeliat į patį viršų, uodegikaulių spaudžiat į viršų, atsispiriat nuo kulnų. Jeigu galim, į viršų, atidarom, uždarom, grįžtam. Prijungiam viską su pradiniu pratimu. Spiriamės nuo kulnų ir grįžtam. Lėtai slankstelis po slankstelio tarpo nelieka apatiniai nugaroje. Uždarom, grįžtam. Ir keliam į viršų, atidarom, uždarom, grįžtam. Ir dar kartelį, atidarom, uždarom, lėtai nuleidžiam. Gerai, galim gumą pasikelti ties viduriu šlaunies ir koją sulenkti ir kelsim dubenį su viena koja. Galit jausti stabilumo stoką, kad judat į vieną pusę krypstat. Ir čia jau neskubam, dariau lėtas, taisyklingas progresas, taisyklinga atlikimo technika, tik niekur neskubam. Leidžiam toliau. Slankstelis po slankstelio ir iškvepiam, užfiksuojam sekundę
lėtai slankstelis, po slankstelio keliam į viršų. Užfiksuojam, keliam į viršų, kiek įmanoma aukščiau. Ir užfiksuojam uodegą, keliam sėdmuo aktyvus. Geriausiai pradėti nuo silpnesnės pusės, nuo kairiosios. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Kodėl sakau nuo kairiosios? Nes daugam ji ir yra silpnoji pusė. Gerai, atsimenam, darėm su kairė koja, pasiliekam dešinę darbą ir tiesiog galbūt kažkas jaučia, kad dešinioji silpnesnė, tai viskas gerai. Važiuojam, viską atliekam nuo pradžių. Ir kojos pečių plotį iškepiam ir įkvepiam. Čia lengvesnis variantas, nesikuprenam ir iškepiam ir įkvepiam. Krūtinė į priekį, nugara tiesi, kaklas ilgas, viršutinis kūnas nedirba. Ir atsimenam, kad iškepimo metu šonkaulių lankas stumėm žemyn, visą laiką dirba pilvas, aktyvus ir pilvas. Ir jeigu galim, paskutinės 15 sekundžių papulsuojam, atidarinėjam iš šonus ir deginam. Krūtinė į priekį, nugara tiesi, nesikuprena, deginam iki pat galo. Abi dvi kojas atidarinėjam, neleidžiam, kad viena koja striktų ir nedirbtų, o kita kompensuotų. Gerai, ir palaikom. 5 sekundės atidaryta. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Gerai, važiuojam su dubens kėlimu. Ir gerai. Ir jau keliam į viršų, atidarom, nuleidžiam. Gerai, ir taip pabiškutį prijungiam. Pirmą kartą vieną kartą, dabar 1, 2, prijungiam. Įstikinam, kad slankstelis po slankstelio nepaleidžiam aktyvaus korpuso. Jau 3 atidarimus, gerai. Ir taip iššūkiai iki pat galo. 4 atidarimus viršui, spaudžiam su kulnais ir grįžtam. Pakeliam į viršų ir 5, 4, atidarom 3, 2, 1, lėtai nuleidžiam. Na, kiek dar galim, spaudžiam 6, 5, 4, dubens nepaleidžiam, 2, 1 ir grįžtam. Gerai, puikiai. Ir guma vėl ties viduriu šlaunies ir su kita koja. Kojos išlaikomas pečių plotyje, viena į kitą jos neįsiglaudžia. Taip, išlaikom stabilų korpusą. Jeigu glausim vieną liniją, sunkiau bus išlaikyti stabilumą. Ir iškepiam ir įkvepiam lėtai. Atsimenam, slankstelis po slankstelio. Šaunam į viršų per 2, nuleidžiam lėtai per 4. Išjaučiam visą stuburą, iškepiam ir įkvepiam lėtai, grįžtam. Ir iškepiam, spaudžiam į viršų, atsispiriam nuo kulno, galim net pėdas priekį pakelti viršų, pirštus pakelti viršų. Puikiai. Dar šiek tiek iškepiam ir įkvepiam lėtai, nuleidžiam. Dar iškepiam ir įkvepiam lėtai, nuleidžiam. Dar pasistengiam ir paskutinį pakeliam ir lėtai nuleidžiam. Ši pratimų serija baigta. Važiuojam su sekančia ant 4. Stojam ant 4, priešai su pečiais vienoje linijoje, keliais į klubais, nesukrentam. Ištesiam vieną koją, kojos pečių plotyje ir nelenkiant alkūnių, nesukrentant į pečius, keliam koją. Įkvepiam, nuleidžiam. Čia būtų pats lengviausias variantas. Ir vėl stabilumas korpuso, taip, pilvas aktyvus, keliam kulną į viršų, kad būtų vienoje linijoje su klubais. Per aukštį ir stengiamės nesulenkta, o tiesia koja. Jeigu galim, prijungiam progresiją ir kulną pritraukiam prie sėdmens. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, ištesiam ir įkvepiam, nuleidžiam. Keliam, kulnas link sėdmens, ištesiam, nuleidžiam, dar vieną. Dar vieną. Ir hop, kulnas link sėdmens ir grįžtam. Liekam, dirba ta pati koja. Vėl kojos pečių plotyje. Dešinė koja dirbs, bet priešinga ranka ant alkūnės galim ją pasidėti, kad būtų lengviau. Arba liekam čia. Spiriam sulenkta koja į viršų, įkvepiam, grįžtam į centrą ir atidarom šonu. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Daugiau stabilumo korpusui, kai pasidedam tą alkūnę. Kojos visą laiką pečių plotyje ir iškvepiam, lėtai grįžtam. Vengiam inercijos, norim išjausti kūną, norim pajausti raumenų ir minčių ryšį. Iškvepiam,
Įkvepiam lėtai, grąžinami pečių plotį ir iškvepiam, spiriam su kulnu į lubas. Įkvepiam ir iškvepiam, grįžtam, hop, spiriam su kulnu ir paskutinis, atidarom šonu ir grįžtam. Tokia smagi pilna kombinacija. Gulam pasilsėt, galim šitaip, galim visiškai padėti galvą, koją priekyje ir šiek tiek į keliukas į priekį apatinės kojas ir kojų pirštai į priekį ir stumiam tokią vaivorykštę į kampą iškvepiam. Pusvankį leidžiam į priekį ir į kampą iškvepiam. Turim tokį puslankį gražų ir hop, atgal užfiksuoti. Taip, laikom vėl korpusą, neleidžiam suktis taip ir kristi atgal. Įkvepiam, galim ranką pasidėti ir užfiksuojam gale. Įkvepiam, dar 3, iškvepiam ir puslankiu grąžinam į priekį ir stumiam koją šiek tiek priekį. Nevienodai su klubais ir pasiliekam gale, papulsuojam 4, 3, 2 ir 1, palaikom 4, 3, 2, 1. Gerai, važiuojam viską tą patį, bet su kita puse. Ištiesiam koją ir keliam į viršų. Lėtai įkvepiam, grįžtam. Gerai, keliam į viršų, lėtai įkvepiam, grįžtam. Dar porą ir prijungsim kulną link sėdmens. Aktyvus korpusas, nesukrentam į alkūnes ir pakeliam į viršų. Kulnas link sėdmens, pilnai ištempiam, ištiesiam ir lėtai nuleidžiam. Pakeliam, kulnas link sėdmens, kojų pirštai tempti, grįžtam į centrą ir nuleidžiam. Korpusas aktyvus, nesukrentam į alkūnes, nuleidžiam. Dar vieną bonusą ir kulnas link sėdmens, ištiesiam ir nuleidžiam. Ką, viskas kaip ir aišku. Jau turėtų kojos degti, sėdmenys degti ir pradedam su sulenkta koja, kojos pečių plotiai, įkvepiam ir spiriam į viršų kulną, įkvepiam, grįžtam į pečių plotį ir iškvepiam, atidarom į šoną. Spiriam į viršų, įkvepiam ir atidarom į šoną. Dar ir spiriam į viršų, įkvepiam, jeigu norim. Stabilumo daugiau, pasidedam priešingos rankos alkūnę lėtai ir kontroliuotai, ne užsukant klubų. Iškvepiam, dar porą kombinacijų. Į šoną, į viršų, gerai, į šoną ir dar į viršų ir galiausiai į šoną grįžtam. Yra reikalų, man jau karšta. Jau tikiu ir jum karšta, galim šitaip, pasilsėjimo pratimas, patinę koją šiek tiek sulenkiam, koją į priekį, pirštai žemyn, kulnas į viršų, į kampą. Pilvas čia visas įtemptas, irgi dirba, taip, iškvepiam į kampą. Galit pasitikrinti savo sėdmenį, kad būtų kietas, įdarbintas raumuo. Įkvepiam, turit jaust, ką darot. Jeigu jausit, ką darot, jungsit raumenų ir minčių ryšį, pajausit, tai rezultatai greičiau jūs aplankys. Iškvepiam ir įkvepiam, nekapotai, lėtai, fokusas į kvepavimą, fokusas jaučiant ir savo korpusą, pilvą dirbant. Gerai, ir iššūkis, gale pasiliekam 4, 3, 2, 1 ir laikom, 4 jau dega, 3, 2, 1. Sveikinu, visą treniruotę įveikėt. Lengvas tempimas, atsipalaidavimas ir treniruotė bus baigta. Jau galit savimi didžiuotis, neblogą treniruotę įveikiam ir koją į priekį galit visiškai tai pradėti ir kiek galimybės leidžia, pristatom. Tempiam sėdmenį. Vėl stengiamės nesikuprent, krūtinė į priekį ir neuždaryt klubo. Kiek įmanoma iškvėpimo metu, giliai kvėpuojant, atidaryt keliuką į šoną. Norim dar gilesnio tempimo, galim šiek tiek koją priartinti. Svarbu, uodega padėta. Gerai? Ir jeigu norim, galim ir su ranka paspausti.
Arba tiesiog mintimis, su kiekvienu iškvėpimu keliukas vis daugiau į šoną, krūtinį į priekį, atidarom klubą, tempiam sėkmę. Būnam kelis įkvėpimus ir iškvėpimus. Ir ištiesiam visiškai koją, galim apsikabinti, svarbu nekeliam klubų, galim pamėginti su ranka paspausti klubą į šoną ir pabūnam kelis įkvėpimus ir iškvėpimus. Gilus įkvėpimas pro nosį, iškvėpimas per burną. Pamažu didžiuojame savim, kūnas rimsta, centrinė nervų sistema rimsta. Galim pamažu atsipalaiduoti. Grįžtam į centrą, koją grįžinam į centrą, tiesioji koja lieka tiesi. Ir mėginam siekti pirštų galų, lenkti, leisti krūtinį į priekį. Jeigu pirštų galų nepavyksta pasiekti, galite tiesiog suimti ties blauzda ir lengvai lenkti priekį. Ilgą kaklą išlaikant, ilgą stuburą su kiekvienu iškvėpimu. Ir pabūkit savo sunkiausiam taške, kelis įkvėpimus ir iškvėpimus, jaučiant gilų tempimą. Pirštai link savęs. Leidžiamės į priekį, dar galim šiek tiek iššūkio daugiau ir lėtai. Grįžtam į šuniuką, lenkiamės, ilgas kaklas, iškvėpiam, įkvėpiam į centrą, grįžtam, vėl susižvėjom pirštų galus arba blauzdą ir tempiam kitą šoną, ilgas kaklas. Iškvėpiam, lenkiamės, lenkiamės, lenkiamės. Ir dar kartą į šoną lengvai. Tempiam šoną, stuburo lenkimą šonu ir siekiam pirštų galų, ilgas kaklas. Ir jeigu galim, iššūkį tiesiog pamėginam dėl savęs. Atsispiriam nuo šitos kojos ir pakeliam dubenį į viršų, piešiam vaivorykštę. Iškvepiam, įkvepiam, grįžtam, lėtas kvepavimas, pasididžiavimas savimi. Lenkiame šonu, įkvepiam, grįžtam ir paskutinį kartą iškvepiam, išilginam koją, parvažiuojam. Gerai, puikiai, pėdas suglaudžiam vieną į kitą ir lengvai atidarom varlytės pozicijoje klubus. Nepamirštam, dar turim ir kitą koją, tiesiog kol pereinam, lėtai pabūnam čia, galim šiek tiek lenktis į priekį, atidarant klubus, paspiruokliuojant. Aš labai didžiuojuosi, kad išlikot su manimi iki pat tempimo, pabūkit čia, čia malonioji dalis, vėl tiesia nugara, savo ir dėl savęs. Jeigu labai keliukai aukštai, galim lengvai iškvėpimo metu mėginti spausti juos žemyn. Vėl grįžtam, viską keičiam, kojas ištiesiam ir atidarinėjam kitą klubą. Uždedam, rankos atgal ir su kiekvienu iškvėpimu mėginam vis daugiau atidaryti klubą. Galim arčiau koją, arčiau savęs. Jeigu per sunku, galim palikti ties viduriuku. Ir atidarant su kiekvienu iškvėpimu vis daugiau jaučiam tempimą sėdmenį. Iškvėpiam. Grįžtam. Galim dar biškutį noris tokio iššūkio. Stipresnio, gilesnio tempimo. Įkvepiam pro nosį, iškvepiam pro burną. Dar gilesnis atsipalaidavimas ir paliekam koją čia. Galim pasisukti šonu, apsikabinti, o galbūt pavyksta su alkūne. Paspausti šiek tiek į šoną, ilgas kaklas. Galim ir smakrą pasukti šoną. Pabūnam kelis įkvėpimus ir iškvėpimus. Nepamirštam mintyse jau dėkoti savo kūnui, didžiuoti savimi. Ir ta koja grįžta į centrą. Galim lengvai lenktis, būkit ten, kur esat šiandien. Lengvai lenktis link vidurio blauzdos. Arba pamėginti pasiekti pirštų galų ir leistis į priekį. Ilgas kaklas. Su kiekvienu iškvėpimu mėginam vis daugiau. Su iškvėpimu mėginam atpalaiduoti visą koją, pajust, kur yra įtampa ir bent šiek tiek jos atleisti. Čia, puikiai, ranka lieka čia arba čia, būkit ten, kur esat šiandien.
Atliekant šiuos pratimus turėtumėt vis labiau jausti, kaip atsipalaiduoja kūnas, kaip didėja mobilumas, kaip galit vis daugiau prasitempt, kaip atsileidžia įtampos. Iškvepiam, įkvepiam, grįžtam ir iškvepiam, lenkiame šoną. Gerai, pamėginam su vaivorykšte, lenkiam šonu, ilgas kaklas, išilginam visą šoną, įkvepiam, grįžtam ir iškvepiam, atsispiriam nuo sulenktos kojos kelio, keliam dubenį į viršų ir įkvepiam, siekiam pirštų galų, tai paskutinis ir važiuosime varlytę, įkvepiam, grįžtam, atsispiriam, iškvepiam, išilginam visą kūną, toks mini flow. Ir grįžtam į centrą, dar kartą užtvirtinam varlytę, pėdos vieną į kitą, atidarom klubus, paspirokliuojam, labai jumis didžiuojas, esat šaunuolės, kartais geriau padarytas 20 minučių negu nieko nedaryti. Jeigu galim, šiek tiek į priekį, iškvėpimo metu mėginam klubus vis daugiau atidaryti, spausti į šonus. Turėtų geras jausmas būt, kai skyrėt savo laiko, kai atlikot kažką dėl savęs ir savo kūno. Jūs šaunuolės, sveikinu, treniruotė baigta. Ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad sportavot, tikiuosi treniruotė patiko ir mano vedamos treniruotės jums tinka ir patinka, kad esat pakeliui su manim, labai jums dėkoju. O jeigu treniruotė patiko, vertinat, jeigu ir nepatiko, palikit savo atsiliepimą komentaruose, kaip galėtumėm patobulėti ir pasiūlyti jums geresnį turinį. O jeigu šis kanalas patinka, turinys naudingas, nepamiršk prenumeruoti jo ir sekti naujienas. Kiekvieną savaitę bus vis naujų treniruočių, taip pat ruošiu jums programą ir yra galimybė prisijungti prie bendruomenės Facebook. Tai ačiū ir iki sekančių kartų. Iki.